Nenutrūkstamos Seimo bendruomenės paramos Ukrainai simbolis – Lietuvos vėliava su Seimo pirmininko ir kanclerio parašais. Ji įteikiama susitikime su Ukrainos valstybinės nepaprastųjų situacijų tarnybos ir visuomeninių iniciatyvų paramos fondo atstovais. Į mane kaip į Seimo kanclerį tai kreipiasi ne vienas šiandieną jau visuomeninis fondas, kurie renka paramą Ukrainos šaliai. Čia šito konkrečiu atveju tai šis visuomeninis fondas renka paramą daugiau taip specializuotai būtent priešgaisrinės ir gelbėjimo tarnybom, kuri visgi, manau, jinai yra labai reikalinga ir konkrečių atvejų, ir čia tos autokopėčios gesinimui, gaisrų ir sprogimo pasekmių likvidavimui, tai yra pakankamai ženkli, kadangi galbūt daugiau tenai centre Kijeve dar tos yra naujos technikos, šiuolaikiškos, paduotos iš tarptautinių sponsorių, bet kuo toliau nuo Kijevo matyti irgi galbūt ta parama yra dar reikalingesnė, tai džiugu, kad šiandieną visgi tai buvo padaryta ir visgi jaučiuosi taipogi prisidėjęs ir labai džiaugiuosi, kad mato Seime partnerius, mato tie, kurie renka tą pagalbą.